Įrašas veikia. Tai pradėkime tada hipnozę ir susijunk dabar su Nerijaus pasąmonė. 3, 2, 1. Įdomiai. Mhm. Aš jį matau, bet jisai tarsi tokiam kaip tokioj erdvėj, o ten daug skorpionų, žinai. Lipa ant jo, ant viso jo to eterinio kūno, jis aplipęs viskas skorpionais. O, kaip įdomiai, dar neteko girdėti. Ne, žinai, kaip būtų, pavyzdžiui, kaip dykuma, kažkaip tai su tokia vieta, kaip erdvė. Aha. Vandens ten kažkaip nelabai matyti. Ir jis toj dykumoj yra aplipęs skorpionais. Aha. O tu pasižiūrėk, ar čia gali būti, kad čia kažkokia reinkarnacija iš karto jo rodo. 3, 2, 1. Ar čia grinai eteriniai erdvėje? Grynai eterinė erdvėj. Mhm. O tai iš kur dabar tie skorpionai? Tie skorpionai kažkokios tai tarsi įdiegtos ne jo programos. Mhm. Tokie kaip antikūniai tarsi. Mhm. O kas tos skorpionus atsiuntė jam? Kas juos valdo? Yra kažkokia tamsi figūra, rodo, su tokiu tamsiu ploščiu. Mhm. Tokios kaip kvadratinės, tokios kaip galbūt trikampinės galvos labiau. Mhm. Su tokiom labai įdomiom skrybėlėm. Tai čia tų figūrų daugiau yra? Ar viena? Aš kol kas vieną matau grynai va toj erdvėj. Valdo tos skorpionus, jisai taip pašvilpia, tie skorpionai suleka, žinai, arba į tą smėlį jie sulenda, žinai. Kažkaip cikliškai tos skorpionus jis paleidžia. Aha. O tai dabar žiūrėk, paprašykim pasąmonės ir tos būtybės, kad parodytų savo tikrąjį veidą, kad parodytų ryškiau, kad pamatytumėm, nes dabar taip kaip juodas 3, 2, 1 parodo savo aišku vaizdą. Nu tai rodo trikampio galvą su kažkokiu trikampiu. Tokia trikampinė. Mhm. Paklauskime, kas tu esi? Šios erdvės valdovas. Mhm. O kaip šitoje erdvėje pas tave atsidūrė Nerijus? Čia jo baimės, sako. Ar baimės? Mhm. Ar tu jam sukeli tas baimės? Ar tu ir sukeli tas baimės? Jisai sako, jis formuoja, o aš kuriu. Mhm. Kada baimės prasidėjo pas Nerijų pirmoji ta šaknis? Ar tai buvo vaikystė, paauglystė, reinkarnacija kokia? Kada prasidėjo tas baimės? Kada jis įkrito į tą erdvę? 3, 2, 1. Vaikystė. Šio gyvenimo? Ne. Einam į tą gyvenimą, kada jam prasidėjo tos baimės ir kada jis įkrito į tą erdvę, į tą reinkarnaciją. 3, 2, 1. Berniuko rodė vaizdą, jis buvo berniukas. Ir man rodo, kaip jį yra ežeras ir vyresni berniukai jį smaugia prie ežero. Ir jisai ginasi, bet jisai negali apsiginti. Toks kaip bullying, žinai. Ir man rodo, kaip jį ir užsmaugia, žinok, tenais. Jis Jam labai didelė miršta? baimė. Miršta? Taip, miršta. Ir tą jo sielos baimę, tą fragmentą nusitempė į tą erdvę.
kur skorpionai. Ir Aha. jinai, supranti, ta programa, ta baimė, jinai cikliškai aktyvuojasi per daug reinkarnacijų. Man čia sako, čia jisai apie 30 reinkarnacijų toje erdvėje. Oho. Mhm. Ir tos baimės, kurios jisai vat nėra atidirbęs, jos kūrėsi naujai kažkaip rodo. Mhm. O žiūrėk dabar, va tuo metu, kai jį užsmaugė toje reinkarnacijoje, ar jis turėjo tėvus, ar jį prižiūrėjo kažkas, ar jisai buvo gal koks našlaitis vaikų namuose, toksai neprižiūrimas, ar Jis buvo buvo kažkas panašaus? neprižiūrimas, toks visas murzinas, žinai, kelnes suplyšusios, tėvai tarsi tokie mėgstantis išgert, kažkas vat tokie vargingi, žinai. Atrodo, Aha, pietai, pusryčiai, juoda duona, vanduo, druska, daugiau nieko nėra. Bet va degtinė yra, žinai, aha. atsiranda ant degtinės. Tai jis buvo visiškai neprižiūrimas, apleistas. Ir dabar žiūrėk, ar tas cikliškumas, kur sakai, pasikartoja per kitas reinkarnacijas, kas, pavyzdžiui, šiame gyvenime, ar ne, ar buvo? Ar yra kažkokia, vat, kad jam eina tos reinkarnacijos kažkuom panašios, kad jis yra apleistas, pavyzdžiui, ir tada įsijungia ta programa? Taip. Ar čia yra ir susijęs su šio gyvenimo, kur tu sakei, kad mama buvo palikusi jį pas močiutę, nes mokykla buvo arčiau? Nu jo, kartojasi modelis skirtingai, bet tas Mhm. pats. Ir jam tuo metu įsijungia ta baimė, kad jis nėra, kad juo nesirūpina, ar ne, kad jam vėl kažkas gali nutikti. Taip pas jį aktyvavosi baimė ir jisai kažkaip jutosi labai nesaugus. Tokia Mhm. nepaaiškinama baimė, kodėl taip vyksta, kodėl aš turiu būti atskirai. Mhm. Ir Ar jautrumas labai pas jį stiprus. dabar Nerijus šalia tegul stovi ir žiūri dabar, nuo kada jam atsirado ta baimė, jis mato dabar tą reinkarnaciją. Mhm. Uždekime jam apsaugą, apsauginį burbulą. Jo, jis verkia, žinok, matydamas tai. Mhm. Ir jisai mato dabar, kad vat, jam tas cikliškai ar ne atsikartoja. Mhm. Mhm. Tai reikia vat, sugrįžti dabar į tą pačią pirmąją reinkarnaciją ir padaryti, užkirsti kelią, ar ne? Mhm. Regresuoti. Turime regresuoti dabar atgautos įvykius, kad ta programa nesiaktyvuotų ir kad jis neįkristų tą erdvę. Nes va, kas nutinka vienam gyvenime, paskui vat, ir eina per kitus. Mhm. Mhm. Aktyvuojam įvykių grandinėlę. Paleiskime aktyvuojam tą įvykių grandinėlę, žinai, kad dedam šviesos bombas į tai šeimai, į tuos namus, gerai, kad tie tėvai neimtų to alkoholio į rankas. Mhm. Gali būti vargšai, ne, žmonės neturtingi, bet jie vis tiek vaikų ta meilė, ta priežiūra kartais nėra taip stipriai su tais pinigais susijusi, ar ne? Taip. Meilė. Gali būti ir iš vargingos šeimos, bet mylėti vienas kitą rūpestingai prižiūrėti. Atitinkamai tada vaikai nesišlaisto su bet kuom. Tai šviesos paduodame tos informacinius burbuliukus mamai, tėtei, mamai ir tėčiui, kas vat jų vaikui gali nutikti, jeigu jie šitaip neprižiūrės jo. Mhm. Ar keičiasi įvykiai? Jo, keičiasi. Atrodo, ir vaisių dabar ant stalo yra, ir jisai švarus, visas patenkintas, Mhm. mylimas, žinai, Jaučiasi saugus. prižiūrėtas, jaučiasi saugus, Mhm. geri draugai jį supa. Ir nenutinka šito įvykio? Ne. Gerai.
Bet kadangi tai buvo nutikę, vis tiek mes turime dabar tas emocinius kūnus išsivalyti, tas programas visas atjungti, ar ne, visus tos likučius išvalyti. Mhm. Tai išsiskleidžia visus tuos savo kūnus, kur buvo sutalpinta, arba vat išsivalo, ar yra kokie fragmentai sielos pastrigę toje reinkarnacijoje? Žinai, aš kai bandau praskleisti visus kūnus, tai man rodo, kad kai kurie kūnai yra sulipę. Tokie kaip, žinai, kaip būtų kaip klijai. Tu bandai skleist, bet jie sulipę. Bet to nesu mačius, žinok, tikrai. Paklausk pasąmonės, kaip juos būtų teisingiausia dabar sutvarkyti. Su absoliuta šviesa reikia apšviesti. Kad Tai išsilipdytų. nukreipiam tada absoliutos šviesą, tokį dušą, Bet krioklį supranti, paleidžiant. palauk, tuoj pasakysiu, ką matau. Čia labai įdomus derinys. Jo kūnai, ne? Jų kūnai, kaip yra, tarkim, kai aš išskleidžiu, jie atrodo, kaip būtų kažkokioj tai kaip plėvė, kaip kokiam gemale. Ir ta plėvė yra gysluota, dabar išryškėjo viskas. Ir tie kūnai, jie atrodo kaip ir su absoliuta šviesa, kaip ir atsilipo, bet jie yra įpakuoti į tą gemalą kažkaip tais. Oho, Mhm. nu nesu irgi girdėjusi dar tokių dalykų. Ne. O kas už tą gemalą, kas atsakingas yra, kas tą gemalą jam uždėjo? Įpakavo jį, kaip sakant, supakavo. Šitaip. Ar čia tie patys skorpionai? Ar dar Ne, kažkas? čia kažkas kito. Skanuok. Kas yra atsakingas? 3, 2, 1. Kol kas nematau, bet man rodo laboratorija, Aha, kažkokie tai eksperimentai. aha. Ir kas toje laboratorijoje darbuojasi? Kokia rasė? Kokie interferentai? Panašus į ir žiogai, ir pilkiai. Ir ką jie ten eksperimentuoja, ką jie ten kuria? Kažką bando atjunginėti. Nu, kapstykimės giliau. Mhm. Nuo ko jie jį atjunginėja, ką atjunginėja? Pala, ne, jie bando kažką atjungti ir kažką prijungti. Nes grynai toks tas gemalas kaip gimimas kažko naujo, ar ne? Taip. Bent jau man taip skamba. Jo, fantastika gryna, bet jo kažkaip supranti, kaip aš matau, kad kažką atjungia kažkokius tai kūnus ir vietoj to įdiegia kažką kitą, kažkokia tai kaip būtų tie robotai. Klonai kažkokie tokie suplanuoti. Robotizacija? Kažkaip labai panašu, bet supranti, kaip tie kūnai atrodo sukeisti ir vietoj jų įdiegti jo kopijos. Tai kur jo tikrieji kūnai yra uždaryti? 3, 2, 1. Kur jie patalpinti? Kapsulėse rodo. Einam prie tų kapsulių. Jie eksperimentuoja, jie gamina, žinai, ką jie gamina kitus kūnus ir žiūri, kaip veikia, kaip sąveikauja, tai įsivaizduoji? Nušakės. Dėl Jo. to ir sulipę į vieną masę tokie, nebėra to dieviškumo, to nuduoda. Einam prie tų kapsulių, kur yra uždaryti tikrieji Nerijaus kūnai. Nerijus pareiškia savo valią ir susigrąžina visus savo kūnus. 3, 2, 1. Jis tai yra šokiruotas, žinok, tokio poelgio, tokio interferentinio. Nu čia žiauru, čia labai agresyviai, ne? Jo.
Labai piktas yra, kaip jūs drįstat, sako, taip duoda, žinai, kumščiu į stalą. Kaip jūs Mhm. grąžinkit viską. Dabar taip, jeigu yra kažkokie kontraktai, kopijos, rodo greitai juos viską naudoja, viską sudeginam su plazminiu absoliuto ugnimi 321. Tie kūnai saugiai sugrįžta į nerijų, mes juos harmonizuojame su absoliuta šviesa ir tų dirbtinių kūnų kaip šiukšlės tiesiog metam laukan į juodą skylę, transformuojasi baltą šviesą 321. Čia ne visi kūnai, čia 3 buvo pajungti. Mentalas, emocinis ir dar kažkoks tai. Mhm. Pasižiūrėkime, ar mūsų nėra, taip pat ar jo žmonos vaikų nėra. Praskanuokime gerai. Mutavo kažkas, man eina žodžiai mutavusios ląstelės. Kažkokie irgi bandymai, kažkokie mūsų fragmentai visų, aplamai čia labai plati tokia. Sukviečiam tada visas sielas, kurių fragmentai čia yra atsišaukę dabar 321. Ateiname visi su apsaugom, su sargyba ir gynyba. Ir saugiai dabar susigrąžiname visus fragmentus, išsimetam visas, kas yra ne mūsų. Visus kontraktus naikiname, anuliuojame. Visą informaciją iš jų kompiuterių triname. Visus duomenis savo atsiemam ir ten naikinam. Jo. Ir einam balkon ir tą laboratoriją naikinam. Dedam smūgius šviesos. Jo, paleidau, žinok, mes visi paleidom. Gerai. Šviesos burbulų. Gerai, o dabar kylam vėl į absoliuto šviesą erdvę kartu su nerijumi. 3, 2, 1. Pėdsakus naikinam ten, išsivalom viską. Dabar apžiūrėk jo kūnus dar kartą. Jo, dabar gražu. Dabar jie kaip visi harmonijai, matau. Nebėra to gemulo? Ne, nebėra. Gerai. O dabar žiūrėkim, ar jis dabar yra dar tais skorpionais aplipę, ar sulig tuom jisai ir išėjo iš tos erdvės. Išėjo, nebėra jo ten. Išėjo. Gerai. Tai tą atsiminimą ir tuos, ką jis patyrė su tais skorpionais, irgi gal pravalome, ar ne? 3, 2, 1. Šviesos bombikių į tą erdvę. Ir tegu dabar visą šitą teigiamą informaciją atvibruoja dabar šviesos srautu į dabartinį gyvenimą. Ir kaip dabar jis atrodo, Nerijus? Jau tvirtesnis, toks nepalaužiamas, toks kitoks. Ar tai gal jau pavyksta nuskaityti, kokia yra kosminė būtybė, prigimtis jo? Dar kol kas nelabai suprantu. Gal paskui pasirodys. Dabar truputį apžiūrėkime jo sveikatą, nes Kristina atsiuntė tą aprašymą. Aš nežinau, ar čia pats Nerijus, kad su nugara turi problemų, buvo patekęs į avariją. Ar čia buvo susijęs su tomis programomis, su tais skorpionais, ar su ta laboratorija, ar dar su kažkuom yra kitu susiję? 3, 2, 1.
Jo, užfiksuoti matricoj įvykiai tokie irgi. Man taip Mhm. rodo žeminimą kažkaip blokuoja įsižeminimai kažkaip. Mhm. O kas blokuoja, kas tuos blokus sukuria? Tik vėlgi programos kažkokios tai. Mhm. Matai, jisai, jam patinka, kaip ir baigė medžiotojų kursus, ne, kažkaip Mhm. atrodo, iš šalies, pavyzdžiui, o medžiotojas, žinai, įdomu, ne, bet iš kitos Mhm. pusės kraujas, agresija. Mhm. Ar toks kaip tarsi atjungimas kažkokio tai, emocinis atjungimas kažkoks toks. Per tas Mhm. avarijas kažkaip irgi atrodo kažkas atjungta. Įsižeminimas, tas toks, ta Mhm. meilė kažkaip viskam. Tokia uždaryta širdis rodo. Aha, tai va dabar prie tos uždarytos širdies eikime prie šito. Mhm. Einame į gylį dabar, kas tą širdį uždarė. Vis tiek čia dar turėtų būt kažkas giliau. Nes tas noras tokius dalykus daryti yra iš giliau. Ar pavyksta kažką nuskaityti? Man tai tokius labai nekokius vaizdus meta, kaip jis kankinys. Mhm. Ant jo virvę pakabinta. Vėl Butelis smaugimas. rodo. Smaugimas, taip, aš matau smaugimą. Ar jis čia pats savižudybė čia? Ne, Matai butelį. ne, budelis. Ai, Kaip budelis. čia tipo nusikaltėlis. Pasigirdo butelis kaip alkoholis, žinai. Ne, budelis. Aha. Nes aš jaučiu visą tą hipnozę, kaip man per gerklę eina. Tiesiog tokį tempimą jaučiu, kad ne tas žodis. Aš iš tavo balso girdžiu, jau žadėjau sakyti, užsidėk apsaugas gerklei, kas tau čia yra nuo pat ėjimo, sunkiai kalbi. Tai aš jaučiu, kaip man smaugia. Aha. Kas ten nutiko toje reinkarnacijoje, už ką jį pakorė 3, 2, 1? Vėlgi už tai, kad jisai norėjo išgyventi dėl vagystę kažkokią tai. Eina savo. Tai žiūrėk, jam skurdo programa kažkokia yra uždėta, ar ne? Buvo uždėta. Taip. Kas tą programą uždėjo? Nes bando išgyventi visaip, kaip sugeba. Prieš tai aš mačiau tokį drakoną sklaidantį, žinok, tokį tamsų, pajadausi. Tarsi kažkokie tai iš giminės kažkas eina, kažkas per giminę. Kažkoks gal šumas per klasterį. O čia yra kaip agregoras koksai susiformavęs tas drakonas? Labai panašu. O tas, sakai, per giminę eina godumas, pasižiūrėkime į tą irgi gylį. Ar čia jis turėjo tokių reinkarnacijų, kad buvo labai godus ir paskui visiškai nieko nebeturėjo? Ar čia eina per kitus klasterio? Per kitus klasterio. Kažkaip man toks jausmas, tas godumas. Lauk. Tas godumas irgi ne šiaip sau atsirado kažkaip. Tai ko norėjo? Ar tai buvo turtai, ar tai buvo Man valdžia? rodo, valdžia, karas, man rodo, kažkaip atėmė labai daug jų turto. Ir kažkaip į tą programą įsirašė, kad reikia saugoti pinigus, reikia saugoti, neduoti, ta prasme, pasilaikyti sau, vos ne taip kaip juodai dienai, žinai.
Tokia įsirašė programa per karą, nes jie turėjo viską. Dabar parodyk tą Nerijui, ar jis nori atsikabinti nuo tų programų. Nu, sako taip. Tai pasiimam šviesos, pasikviečiam šviesos hakerius ir einam į matricą atkabinti tas programas, perrašyti jas. Jo, pajungimai. Tai einam į matricą į tą jo koriuką. Ir atjungiam šitas programas susijusias su skurdo programomis, su šito godumo, turtų netekimo. Ir vietoj jų įdiegėme šviesas programas, kad visada visko būtų tiek, kiek reikia, kad būtų balansas. Auksinė darosi jo matrica. Labai gerai. Jo, reikia tiek, kiek reikia, ar ne? Nei daugiau, nei mažiau. Gerai. Ar tas drakonas dabar nyksta? Jo, jis išsiskaidė, žinok. Padarykime tą patį, ką ir Kristinai padarėme į giminės medį. Pasikvieskime tuos drugelius dar, kad tą klasterį pašviesintų, šviesos paskleistų į giminės medį. 3, 2, 1. Atsijungime, aišku, nuo matricos saugiai, padėkokime hakeriams. Jo. Ir eikime prie Nerijaus giminės medžio. Kaip jis atrodo? Ten siurbė visą tą tokį tamsų tankį. Tokia kaip smalos išeina. Tvarko jie, harmonizuoja. Programos senos. Jisai pradeda spindėti tas medis. Labai gerai. Jis toks auksinis, žinai. Kaip pas Kristiną buvo tas toksai kaip krištolinis, toks auksinis, auksiniam spalvom. Gausos toksai medis, Super. Labai gerai. Labai gerai. Dėkojam drugeliams. Jie sušypsina. Ką norėjai pasakyti? Jie, sakau, sušypsina, jie patenkinti. Kad naudingi yra, ar ne? Jo, taip. Smagu labai. Man tai labai smagu buvo juos sutikti ir pažinti. Ir dėkojam už tokią didelę pagalbą. Ir eikime vėl prie Nerijaus širdies. Kad Nerijaus širdis uždaryta. Dar kartą lendame į jo širdį, skanuojame ją. Žinai, kaip atrodo grotų po grotom? Oho. Va čia ir išlenda man toks jausmas kaip bitininko kažkokia tai programa. Dabar turbūt nesupras jie, ką reiškia bitininko programa. Ar galėtum truputį paaiškinti, nes tu matai ją ir nuskaitai informaciją? Bitininko programa, jinai aktyvuojasi. Gali būti, kartais aš dabar bandau nuskanuoti, ar ją įdiegė kažkas, ar jis pats aktyvavo. Kažkaip, kaip ir minėjau, man kažkaip surišta kažkas su magija. Tai lyg ir pats kažką padarė, bet toj bitininko programa, kai pas žmogų atsiranda kažkokia, aktyvuoja kažką savyje ir tada gali pritraukti kitas moteris, nors tos moteris gali nesuprasti, kodėl yra trauka. Ir čia kaip ima ta kūrybinė energija iš moterų, ne? Nes moteris yra kuriančios turi tą kuriančiąją energiją. Taip. Ir ima iš moterų daug energijos ir ją neša matricai, ar ne? Ir stengiasi kuo daugiau jos atnešti. Taip? Taip. Vadinasi, jis savo energiją irgi praranda.
traukdamas Nes iš moters. energija tarp moters ir vyro turi eiti aštuntuku iš moters į vyrą ir iš vyro į moterį atgal. O dabar gaunasi, kad jis yra kaip tarpininkas, paima iš moters ir moteriai nebegrąžina, o atiduoda matricai viską. Taip. Tai dabar žiūrėkime, kaip jam ta programa aktyvavosi, ar jis pats ją aktyvavo, sakai, magiją jauti, ar ne? Čia, žinok, ne veltui tau sakiau, tantrinis magas. Aš supratau. Man labai surezonavo. Gerai. Jo, man tai rodo tokias šventyklas, bet tokias daugiau kaip Indija susiję, kažkas su Indija. Nu, tam jo. Ir rodo, yra atliekamos apeigos ritualai. Ir tie ritualai gali būti arba vyrai, arba gali būti, kad maišosi su moterim. Vyrai tai kaip būna, tarkim, pasiekia tą kulminaciją, bet jos neišleidžia, žinai. Neišsiveržia sėkla, taip taupo kūrybai. O dar yra kitas apeigas metu, kuris jos miksavo ir jisai toks kaip netgi mokytojas tos tantrų. Tai yra jau sueitis su moterim. Ir per kulminaciją tada yra išreiškiama intencija. Ir per tą intenciją materializuojasi, per seksualinę energiją materializuojasi jau fizinėje erdvėje. Eina sau. O kokias tas, pavyzdžiui, dabar pasižiūrėk, kokias tas intencijas yra, ką jie materializuoja, kokius, ką? Čia labai įvairiai. O tarkim, vat jisai, kokį pavyzdį? Ta seksualinė energija kažkaip ją valdo, kažkaip bandu dabar įžiūrėti, kažkaip gausa rodo, man auksas eina. Va. Materialinis turtas tada gaunas, materialinė gausa. Materialinė gausa, bet aš matau, kad ir sugeba per seksualinę energiją atidaryti, atverti kai kurios portalus. Ir per tą seksualinę energiją valdyti, manipuliaciją. Eina sau. O moteris žino? Va tu matai tuos ritualus, ar ne? Ar moteris yra sąmoningos, žino, kas yra daroma? Abi pusės žino? Taip, supranta. Abi pusės kuria? Taip. O jos porose kuria, tarkim, ateina pora ir mes dabar norim savo gyvenime daugiau gausos ir va čia aš dabar... Ne pora, jie kažkaip mokinasi kartu. Oi, ir tas turi būti kaip ir netgi dvasinis kažkoks tai connection. Bet priklauso nuo tavo kažkaip tais, tu gali keisti partnerį. Jeigu tu pasieki kažką, tu gali pakeisti, ten nėra tabu. Įdomi. Tai va tos moteris, kurios pasirodė jo gyvenime, yra iš tos reinkarnacijos, kur aktyvuojasi. Ir dėl to jos jaučia tą trauką tokią? Taip. Geras. Jo. Ir jisai jaučia trauką. Kažkokia nepaaiškinama, ar ne? Taip, pas jį yra nevaldoma trauka. Ir daug tų moterų turėjo toje reinkarnacijoje? Buvo. O Kristina nebuvo? Žmona jo? Buvo. Irgi buvo? Taip. Pakliuvus jinai buvo irgi. Įdomi. Gerai, bet mes vis tiek žiūrėjom, kad Kristina per širdį jį pasirinko. Kažkaip jai nesuveikė ta magija. Tai jis buvo Nerijus mokytojas. Taip. Kaip jis tapo to mokytoju? Kas jį patraukė? Ar sumanipuliavo? Ar jį taip užaugino? Jį mokino. Aha. Ar jis pats pasirinko? Ar kažkaip... Įdiegtos programos, supranti, kad kažkaip nuo pat mažų dienų
jį kažkaip pratino po truputėlį laipsnis po laipsnio, žinai, Mhm. įdiegė jam kažkaip Bet o kas jam įdiegė čia ne tėvai turbūt? Ar jo tėvai irgi tuom užsiėmė ir išmokino? kažkas labai jo artimo kažkaip. Ten yra, A, atrodo, speciali kažkokia tokia padaryta kaip mokykla? mokykla jo, Ir tėvai ten jį išleido į tą mokyklą? taip. Oho, Ir jis turėjo savo mokytojus. o gali nuskaityti, ar čia gal buvo reinkarnacija prieš šitą, ar dar anksčiau buvo? Kiek jam gyvenimų dabar eina ta bitininko programa? Daug. Daug, jaučiasi. 50 reinkarnacijų galbūt netgi. Oho. O kaip ta programa jam aktyvavosi šiame gyvenime? Kada? Kokiu momentu? Per geismą. Mhm. Čia jau kaip, tarkim, paauglys, ar kada, ar ne tie pirmieji santykiai. Taip. Taip. Mhm. Ir su tais, kuriais turi tą tokį kaip karminį ryšį, ar ne, per daug gyvenimų netgi, ar ne? Mhm. Tą tantrinį ryšį, nežinau kaip jį pavadinti. Ir su tais žmonėmis gaunasi dar didesnė trauka. Taip. Nu ką, erodai nerijai, ką jisai sako. Sako, o tai čia, sako, čia taip nustebęs toks fakas. Sako, wow, sako, ir toks dar buvo sesuo. Krapštosi akis, žinai. Sako, negaliu patikėti, žinai. Nu, Bet tai čia jau jis, aukšto lygio magija, žinok. eina savo, tai jisai nori pasilikti savo šitą programą, ar nori naikinti. Nu, sako, čia sunku man apsispręsti. Sako, bitininku tai nenoriu būti, bet, sako, norėčiau. Nes dabar tu jam parodė, kiek jis turėtų savo žmonai duoti energiją atgal, o dabar jisai paima ją iš kitų gal moterų irgi, ar ne? Ir Bet jos, viskas. sako, pačios sutinka. Jisai čia, žinau, pasimetęs. Aha, bet tu gerai, tu žiūrėk į savo žmoną, susikoncentruok į savo žmoną, ji tai nieko atgal negauna. Ji tau duoda, o tu tarp jūsų turi būti aštuntukas. Va šitaip turi energijos cirkuliuoti. Ir taip tu pats gauni daugiau, nes jūsų šeima auga, jūsų komanda auga, jūsų gausa auga. Nes energija niekur neišteka, jie eina tarp jūsų. Tai tu, Va atiduoda jo. ar tu nenori, kad ta energija šitaip cirkuliuotų, tu nori ją kažkur Sako, išpumpuoti? sako, ne, aš noriu, sako, bet, sako, aš noriu tas žinias pasiimti reikalingas sau. Jisai kažkaip, ką išmokusi integruotis norisi kažkaip, atrodo, jisai nori atsikabinti nuo tos matricos, bet jisai nori pasilikti tą žinojimą. O tai gal tas nėra blogai, gal tas kaip tik yra, nu tai vis tiek yra patirtis, ar ne? Ir yra gal kažkas, gal kaip tik antiprogramą įsidiegti, kad, pavyzdžiui, su tokiais paskui, kai susiduria, kad iš karto būtų tas toksai iš pasąmonės stop, čia aš jau buvau, patyriau ir daugiau šito keliu eiti nenoriu. Tinka Gal sau. vat. Tai gerai, tai tada tegul jis pasilieka tas žinias, bet tegul atsijungia nuo tos programos, kad jis daugiau nebenori būti bitininkas. Jo, atsijungia. O dabar, kad būtų saugiai viskas padaryta, nes tai yra magija, pasikviečiam dabar šviesių magų, kokių, kurie žino vat, būtent šios krypties magiją, kad būtų viskas padaryta teisingai, kad nebeaktyvuotųsi jam. Ir kad jisai saugiai nutrauktų tos ryšius, tos tantrinius su tomis moterimis per visas reinkarnacijas. Jo, atėjo kažkokie tokie šviesūs magai. Mhm. Kažkaip jie atjungia, aš matau.
Ir tos visos moterys, kurios irgi su juo buvo, jos irgi tegul ateina ir irgi atsijungia, kad būtų abipusis atsijungimas. Mhm. Labai gerai čia pasakei. Jo, daug kas atsikabina tokia kaip gaunasi kaip, Mhm. tokia kaip netgi spider, žinai, kaip voro tinklas toksai. Mhm. Taip ir pamačiau tokį, žinai, tinklą, moteris. Ir, Mhm. žinai, kai tas voras toks kaip audėjas, savo Aha, matričai, žinai, jo, kuriasi. labai taikliai. Jo. Ir čia dabar kaip voratinklas atsijungia. Mhm. Ir tos Ir, energijos tipo sugrįžta, žinai, mhm. tokia kaip pusiausvyra įvyksta visatos tokia harmonija, Mhm. pas jį sugrįžta jo energija, pas moteris sugrįžta jų energija ir aš matau, kaip tas voriukas, jisai traukiasi, taškiukas toks dabar pasidarė. Gerai, tą taškiuką irgi mes su plazmine ugnimi, absoliuta šviesa, tegul jisai transformuojasi į baltą šviesą. Mhm. Ir dabar ateina Nerijus ir Kristina prie jo ir jie abu, jeigu nori, susijungia į vieną auksinį aštuntuką. Ir ta Jo. gausos energija cirkuliuoja tarp jų dviejų, gausos, meilės, sveikatos, džiaugsmo, laimės, pagarbos, visų va tų vertybių, kokios vertybės jiems yra svarbios. Ir niekas nebesiurbeliuoja šitos energijos. Mhm. Gražiai pulsuoja auksinė spalva. Labai gerai. Nušaunu. Ir kaip dabar vėl grįžkime prie Nerijaus širdies. Ar tos grotos nyksta? Nyksta. Ar yra dar kažkas, kažkokių skaudulių, skausmų širdyje? Ne, kažkaip atrodo ta širdis tokia išsiplėtusi dabar jo. Mhm. Žinok, čia ir po to užspaustos emocijos, ta širdis, ane, blokavimaisi nuo tų Mhm. visų čia ir su to cholesteroliu susiję. Mhm. Tu skaitai mano mintis, aš dabar tą patį pagalvoju, ar mes su sveikata prasižiūrėjom viską. Mhm. Aha. Kažkaip jisai turėtų irgi išlaisvinti savyje energijas ir nebijoti parodyti savo jausmų, truputėlį būti empatiškesniam, jautresniam. Viskas Mhm. yra gerai, tai yra kaip kiti vyrai, jeigu aš jau čia jautresnis būsiu, tai yra nevyriškas, tai čia irgi programos yra. Mhm. Ar jis turi tų programų dabar, kad jisai nenori pasirodyti jautrus? Yra. Mhm. Ar jis norėtų atsikratyti šitų programų? Jo, sako, sutinku. Yra atsijungiame saugiai ir integruojame tą šviesią programą vietoj to, kad vyrai turi turėti tą jautrumą. Ir su jautrumu jie nėra silpnesni, jie yra kaip tik stipresni. Mhm. Nes būdami jautresni, jie ir savo šeimoje geba labiau kitais pasirūpinti, labiau kitus suprasti, matyti ar ne. Ir nuo Jo, to yra tik tais visiems geriau. taip. Pasižiūrėk dabar tas dar apatinės čakras, visas tris. Kaip jos tau atrodo? Reikėtų harmonizuoti dar labiau. Ir man kaip toks jausmas, kad reikia įsižemti, nes jam tą Aha. įsižeminimą atjungia. Aš žinok, užsirašiau dabar žodį prieš kokias 20 sekundžių įsižeminimas. Geras. Nu, Mhm. bet matai, abidvi skanuojam gerai. Tai tada jį
padedam jam įsižeminti, parodom, kaip tai reikia padaryti, o jis daro kartu. Jisai susijungia su žeme, su Gaja, su jos kristalu, pajaučia tas energijas, apsikeičia tomis energijomis. Mhm. Jo, matau, kaip jisai čia įsižemino gražiai. Mhm. Paduok jam informaciją, kodėl tai yra svarbu. Fizinėje erdvėje irgi gali, ypatingai vasarą labai gerai įsižeminti basomis kojomis, vaikščiojimas, lietimas rankomis medžio, ar ne, čia per delnus irgi eina, ar ne? Taip. Taip pat kaip per kojas. Gerai. Ir kaip dabar jo čakros atrodo po įsižeminimo? Geriau, daug geriau atrodo. Tegul dar suformuoja irgi šitą kamuolį energetinę su plazminė ugnimi, parodykime, ir perleidžia per visas tas čakras ir per kanalą viršutinį. Jo, gražiai čia prasivalė. Ar yra dar jauti, kad yra kažkas gal su sveikata susiję, dar praskanuokime, vat jį. Mentalas man kažkaip dėl to alkoholio vartojimo eina. Kylame į mentalą, dabar kokia tai irgi programa, kada įsirašė, traukiam tą šaknį. Tada atsipalaiduos, žinai. Taip, va, čia išgersiu, čia atsipalaiduosiu, pabėgsiu nuo realybės, žinai. Bet tai irgi labai išpumpuoja energiją, atiduoda alkoholį egregorui. Egregoras yra. Aha, parodykime, ar jisai norėtų atsijungti nuo jo. Sako, o kaip aš atsipalaiduosiu? Klausia, kaip kitais būdais aš galiu atsipalaiduoti. O tas ir yra, kad daugelis žmonių jo. Per sportą galima atsipalaiduoti, laikas su šeima, gamtoje, atostogos, bendras nauji hobiai, naujos veiklas, naujos pažintys, yra labai daug pozityvių būdų. Meditacija, šokis su žmona. Yra iš tikrųjų vanduo, druskos, praktikos įvairios. Tai tegul jis atsijungia irgi nuo to alkoholio programos. Pasižiūrėk, ar yra gal kokių kontraktų ar kažkokių čia susiję. Yra su demoniukais jaučiu. Demoniukais, ne? Tai viskas jau tiems demoniukams, tegul atsisveikinu su jais. Ir tos visus kontraktus, kopijas per visas laiko juostas, dimensijas ir egzistencijas naikina. 3, 2, 1. Tai čia ir kiša, nusipirk alaus, čia tau bus kaip gerai pailsėsi, žinai, taip. Čia jau yra ne jo mintis. Tai tą mentalą dabar irgi po absoliuto šviesa nuprausime jį. O su šita išoperuota išvarža, ar gali nuskaityti kokios informacijos? Irgi kažkoks tai negatyvas tarsi. Užspaustos emocijos. Pyktis. Parodykime irgi vėl visą šitą informaciją, kad visa šita energija, šitos mūsų emocijos sukauptos viduje. Nuoskauda, pavyzdžiui, ne?
visas negatyvumas. Sugrįžta mums patiems ta tema sveikata. Toksinai eina tokie dar atsakymai. Gerai. Integruokime į jį įvairių vaistažolių dabar, jeigu jisai sutinka. Sako taip, mielai. Gerai, nu va, tau čia vietoj alkoholio. Tai integruokime daktaro Morso tada visas žoleles. Vyrams, kas yra skirtos kraujui, cholesteroliui, širdžiai, smegenims, limfai, nuo parazitų išsivalyti visus organus, visas limfas. Odą, kaulus pastiprinti. Tegul integruoja visas tas žoleles į save. Jo. Visi čia jau po daug maišelių lašelinių. Jo. Labai gerai. Jo. Toks atsipalaidavęs, dabar toks buvo prieš tai toksai visas susikausęs, dabar aš jaučiu, kaip jo energija atsipalaiduoja, nebėra tų tokių, žinai, kaip prieš tai jutau, kad man tiesiog smūgimo tą gerklėje, žinai. Įsitempęs, ar ne? Jo buvo labai smarkiai. Ir kaip dabar atsipalaidavo tau gerklė? Jo, man tai taip. Gerai. Pažiūrėkime dar tą momentą, kaip jisai, kad iki 1 klasės nelaikė šlapimo, ar ne? Ir kad pas psichologą turėjo eiti ir kad buvo psichologinės kažkokios problemos. Pažiūrėkite tą momentą, kas ten buvo. Tai čia aktyvavosi ta programa su tais skorpionais, ne? Kai mama kai mama neturėjo pasirinkimo. Ir tada pasitas baimės ir tas toksai nuoskauda, kodėl aš turiu, žinai, dabar gyventi pas močiutę, kai aš turėčiau būti su mama, žinai, vaikui. Jam tai buvo tas tokia kaip trauma vaikui. Jis galvoja, gal mama jo nebemyli? Jo, jis taip ir jutos nemylimas. O dabar pasižiūrėk irgi dar truputį tą situaciją į mamą, ar ne? Pakvieskime gal jo mamą irgi. Ar ten, kaip ten nutiko, kad ar mama buvo iš tos pusės, kad pasirinko, kartais suaugusiai turi priimti tuos sprendimus, kur vaikams atrodo jie neracionalūs visiškai. Ar čia buvo tas dalykas? Tuo metu jai atrodė, kad jinai darė tai, kas buvo jos vaikui geriausiai? Vaikui geriausia ir jai. Jinai atsižvelgė ir jai, ir jam kažkaip, kad, taip jutosi, kad tai geriausias jos apsisprendimas. O antrą variantą kažką norėjai sakyti? Kad iš tikrųjų, gal, žinai, kartais, gal buvo balastas, žinai, kaip kartais gimsta vaikai neplanuoti, ar ne, ir kitiem atrodo, lengviau paduoti seneliams auginti, ar kažkaip, žinai. Ne, pas ją tokios intencijos nebuvo, kad lengviau numesiu vaiką, čia, žinai, ne, kažkaip atrodo, jinai stengiasi subalansuoti. Ji tuo metu, kaip vis tiek jai buvo jauna moteris, reikia pripažinti, ar ne, ir jaunam žmogui reikėjo priimti tą sprendimą ir kartais atrodo, nei vienas, nei kitas sprendimas nėra geras ir tu renkiesi blogesnį iš blogiausių, arba, tu būna kartais tokių aklavičių, renkiesi tas, kuris atrodo kažkiek geresnis. Taip. Ką Nerijus ar mato visą šitą situaciją dabartiniam akim? Jo, sako, dabar supranta. Ar jis supranta? Tai ar gali jie dabar kartu su mama šitas nuoskaudas paleisti, atleisti vienas kitam?
Gali, mama tai neturi, kažkaip jinai nejaučia nuoskaudų, čia Nerijus labiau. Mhm. Bet ji vis tiek vat savo vaiką, vis tiek ji turbūt tą vat jautė kaip mama, Nu kad, taip. bet neturėjo geresnio pasirinkimo. Mhm. Mhm. Tai tegul padeda tada jam, savo vaikui, tas tų nuoskaudų, kad jas paleistų. Tegul susijungia jų širdis, jeigu nori, apsikabina. Jo, apsikabina jie. Jis kaip mažas, žinai, sužeistas vaikas. Mhm. Tai va čia va, labai svarbus momentas yra. Mhm. O ar nėra su tėčiu tokių kažkokių irgi? Yra kažkas, negaliu užčiuopti, nes tarsi nėra tėvo, kažkaip nežinau. Kažkas su tėčiu netvarkoj. Mhm. Ar Nerijus nori šitą dabar pasižiūrėti? Ar Yra, mums bet pasakoti, tipo, kas yra? yra, bet jo kaip ir nėra, žinai. Aha. Mažai kaip trūkumas tėčio. Yra ryšys, bet tas ryšys jisai toks, nu, Silpnas labai? silpnas iš vis ant siūlo plauko kažkaip. O jis norėtų tą ryšį sustiprinti? Ar jis norėtų, ar jam jau nebėra svarbu? Sako, man nėra svarbu. Kažkaip tarsi tuštuma kažkokia tokia, žinai. Aha. Aš Gerai, iš o gal... tikrųjų nežinau realiai, kas įvyko, ar Mhm. mama augino, kodėl, kur tėtis buvo, kur mama, žinai, bet aš kažkaip jaučiu, kad kažkoks ryšys su tėvu, nu, aš nejaučiu jo. Aš suprantu. Gerai, bet yra tuštuma jam ir tą tuštumą reikia kažkaip užpildyti. Kaip Pala. pasąmonė dabar pasiūlytų, ar tai su absoliutu kažkaip užpildyti, ar su giminės medžiu, nes mes daugybę reinkarnacijų turėję, daugybę tų tėčių esame turėję. Su absoliutu, man rodo, jisai renkasi. Mhm. Gerai, tai tegul tą ryšį, tą tėvišką, jisai su mūsų kūrėju užpildo, su mūsų visų kūrėju. Mhm. Tokia konekcija tegul nutiesia, vat jaučia tą tokį vyrišką, tėvišką tą meilę. Jo lydo, žinok, dar daug kas ten, kas buvo, kažkaip matau, kaip tas Mhm. absoliutas tiesiog ištirpdo viską, Labai žinai. gerai. O ta širdis plečiasi, tokia vis didėja, kaip, žinai, kaip ežeras vos tokia erdvė. Nu, labai fainai. Mhm. Sako jisai, aš tuoj skristi pradėsiu. Taip lengva, žinai, toksai Tai ir labai paskraidyk. lengvumas, aha, toksai, Mhm. atrodo, Paskraidyk. išsilaisvinęs nuo daug nereikalingų programų, žinai, magijos, pančių, Mhm. nuoskaudų, toksai, jisai, žinok, toksai, nu, visai kitoks. Ant kiek Jo. jisai sukaustyta energija prieš tai buvo ir kiek dabar, tai čia, žinok, didelis pokytis. Dabar Transformacija. perduokim jam dabar daug informacijos burbuliukų, kai jisai vat galėtų jis gali susikurti saugią eterinėj erdvėj kažkokią tai savo vietą, kambarį, namuką, erdvę kažkokią, kurioje jis gali studijuoti kosminę informaciją, kurioje jis gali skraidyti, atsipalaiduoti, kaip jis nori. Ir ten studijuoti visą informaciją. Paduokime, kas yra saugu. Suprant, bandau nuskaityti, kokia jisai kosminė būtybė. Aš tą patį Atrodo, galvoju dabar. jo, prieš tai atrodo toksai buvo, žinai, galvojau Sirijus, ane? Mhm. Bet po to ne, kažkaip atrodo, kai aš jį mačiau tokį tvirtą, tokį, žinai, nu, tokį sustabarėjusi, tai toksai atrodo lyg ir Sirijus kaip karys. Bet dabar kaip jisai išsilaisvino, aš sparnus matau. Oho.
Ir kaip tie sparnai atrodo, ar tai yra kaip angeliški sparnai, ar tai yra kaip labiau, nu, kaip tu fėja, drugelis, ar yra kažkokie va tokie sparnai? Kaip angeliški balti sparnai. Oho, Taip. Ir gerai. man jisai tokia jautrumą, žinai, toks jautrus toks atrodo. Ir, pavyzdžiui, kai pažiūriu jo eterinį kūną, dabar aš matau tokį kaip Mhm. kristalą, ne? Jis visas švyti. Oho, Ant tiek supranti tos šviesos, dabar aš pamačiau tą jo vat avatarą, ne? kaip šiurpai per kūną eina. Jo, Ar mes galime pakviesti jo gentainių, ar ne, būtybių iš jo planetos, iš jo kosminės prigimties kitų atstovų? Ar galime pakviesti? 3, 2, 1. jie visi su sparnais, šviesūs tokie ilgi plaukai. Ne plejadai? Man buvo prieš tai, bet man tokia daugiau kaip maišyta, kaip plejadai su angelišku genu. Mhm. O jie gali patys gal prisistatyti, pasakyti, kas jie tokie yra, gal galime į jų planetą nuskristi visi kartu. Sako, skrendam. Tai gerai, skrendam. 3, 2, 1. Ten kažkokia atrodo krištolinė technologija, daug kristalų. Ir jie suskirstyti erdvėm. Matau ir juodą obsidianą, tokį panašų, tokį struktūrą, žinai. Mhm. Po to matau tokius krištolinius. Toliau matau, kaip čia kaip ir rubinai, visokiausių įvairiausių spalvų. Čia yra vibracijos kažkokios, tai per vibracijos, dažniai, garsai. Ir iš to kūrėsi kažkokia kaip kažkokia energetinė technologija pagal tai. Mhm. Nėra materialų, žinai, nėra ten metalo ar dar kažką, bet viskas yra pagal vibracijas. Aha. O tai ar mums dar yra nežinoma šita rasė? Nežinoma. Nežinoma, ar ne? Mes dar nesusidūrėme su ja? Ne, aš niekada tokios nesu mačius. Jie kaip angelai man. Mhm. Kaip sako, O, jie o, ir kaip, sako, o kaip jie save vadina? palauk. Iš A raidės girdžiu. Mhm. Gal jie tuos garsus gali į mūsų žemiškas raides kažkaip paversti ar kažkokį panašų atitikmenį? Orakulai labiau eina, kažkokie orakulai. Nu, žiūrėk, o čia dėl to jam ta magija tokia ir patraukė. Mhm. O Kristina irgi krištolinė. Žiūrėk, irgi va tie kristalai, jie vienas kitą per tą kristalinę energiją gal kažkaip Taip, taip. pajuto. Mhm. Mhm. O ką jis veikia toje savo planetoje, už ką jis yra atsakingas, kokia... Kūrybą jisai kūrė kažkaip garsų alchemiją, strateguoja. Mhm. Išlaido tas vibracijas į kitas visatas. Pertransformuoja. Garsus pertransformuoja, ar ne? Kaip įdomiai. Taip. Aha. O kokia jam, pavyzdžiui, veikla ar profesija, vat kažkokia vat tiktų, kad būtų susijusi su jo kosminė prigimtim, ar koks hobis, pavyzdžiui? Ar yra dėl to, kad, va čia dar buvau pasirašiusi, kad jam patinka statybos, jis atsipalaiduoja, ar yra tie kažkaip
Garsai Kūryba. kažkokie? Kūryba? Kūryba stato, kažkaip, kai jisai stato, jisai kuria, jisai struktūras kuria, stato, žinai, Mhm. Ir jam čia yra labai artima per sielos labai, prigimtį? taip, labai artima. Mhm. O šiaip jam tiktų, man tai tokia rodo kaip transformatoriui jį supranti, kad jisai galėtų kaip sielas liftet, pakelti kitų žmonių sielas, tą ūkį. Mhm. Jis gali būti geras mokytojas, tarkim, oratorius, Vau. kažkas tokio. Mhm. Man netgi rodo, žinai, tie kristal bal, žinai, kur tu eini, pavyzdžiui, Mhm. meditacija, kai jisai sako, kaip man atsipalaiduoti, tai kai tai yra tas kristal bal ir tie garsai, žinai, Mhm. binauraliniai, gali Mhm. kurti muziką. Jisai renkasi, sako Kristina, kad jo hobi medžiotojai, taip ir taip, bet pavyzdžiui, pagal jos sielos prigimtį, tai man rodo va tokius dalykus, kaip garsai, ar garsus Na, kažką, kūryba, mhm. muzika. Nu, ne veltui per jo stiprioji pusė kaip tik yra tas jautrumas, o čia jis žemiškoje erdvėje tą jautrumą yra visiškai uždaręs. Va, tą aš ir norėjau, va čia kabliukas, jo. Per visas programas, reinkarnacijas, per tuos visus įvykius, jam ta jo stiprybė visiškai uždaryta. Mhm. Parodyk jam Jo. šitą informaciją. Ar yra dar kažkas, va jo dabar gentainė ir jis pats yra savo planetoje, ar jis gali savo suformuoti kažkokią unikalią apsaugą, filtravimo sistemą ar kažką tokio? Jo, apsaugą žiūriu darosi, kažkokia tai dedasi struktūra tokia. Mhm. Pagal vibracijas kažkaip, per garsus, garsai kažkaip, jeigu kažkas, tarkim, man taip labai įdomiai rodo, kad garsai kažkaip gali atmušti, kažkokie Mhm. apleidžiami garsai gali atmušti visus priešus, visus tos, žinai, eterinius, astralinius priešus. Mhm. Kaip Kažkokį, įdomiai. jo, kažkokį išskleidžia kažkokius garsus, skambesius tokius. Mhm. Aukšto dažnio, O labai kaži tie garsai yra girdimi mūsų ausiai ar ne? Nes mes ne visus tuos dažnius pagauname. Ne, čia O toksai kaip? labai, supranti, aukšto dažnio, toksai, kur tu, Mhm. aš nelabai netgi girdžiu, jisai ten labai taip švelniai man fone kažkur tais. Aha, o čia per kristalus eina šitas dažnis, šitas garsas. Taip, per jo ašį, per jo centrą. O geras, tai tegul jisai tą susistiprina pas save, užsipildo, jisai gali su savo ašim ir atmušti viską. Mhm. Mhm. O čia tie kristalai ir gamina tos garsus per tos kristalus čia Mhm. įvairių. O jis gali savo šeimos nariams, va dabar irgi kažkokią sukurti kažką tokio, kas atmuša visą negatyvą, neigiamus dažnius, ar jis gali savo vaikams, žmonai, Sako, su malonumu. tai pasikviečia į savo visus mylimus žmones, gali būti ir tėvai, seneliai, labai artimi draugai, ką jisai nori pasikviesti. Mhm. Mhm. Gal ir mums gali, aš irgi norėčiau. Jo sako, sako, labai, sako, su mielu noru ir jums padovanočiau tokias apsaugas. Aha, aš dar savo vaikus irgi noriu pakviesti. Visas chebras kviečiam. Gerai, kviečiam chebrą. Kristina irgi savo draugus, savo mylimuosius irgi pasikviečia savo šeimos narius, draugus. Dėkojame už šitas apsaugas. Jis toksai jaučias laisvas, visiškai išsilaisvinęs, toksai. Tegul jis tą visą Ribų. savo informaciją, planetos, savo sielos prigimtis, viską į save sugeria, tą visą informaciją. Jis godžiai visą informaciją Prisimena.
visa ta informacija į jį sugrįžta. Aišku, Mhm. jinai aktyvuosis, po truputėlį jam darysis. Mhm. Ir jis visada į savo planetą gali grįžti, Mhm. tegul išsisaugo koordinates. Va čia Mhm. tai sako grožis, va čia tai mano tikrieji namai. Čia mano prigimtis. Labai fainiai. Nu, Mhm. ačiū Nerijui, kad jis irgi mus atvedė į kažką nepažinto, ko mes dar nebuvom net atradę, girdėję. Mhm. Labai smagu. Mhm. Ar yra kažkas dar, ką jo pasąmonė nori parodyti, ko mes šioje hipnozėje, ką praleidom, nepamatėm, ar pats Nerijus nori kažką tais dar padaryti? Jisai sako, aš labai jums dėkoju. Jisai dėkoja mums, kad mes jam Mhm. padėjom sugrįžti į savo tikruosius namus. Sako, aš jums Mhm. esu labai dėkingas. Gerai. Mes irgi dėkojame už tokią, už visos šeimos hipnozę, už Kristinos taip pat, ar ne? Mhm. Labai įdomu buvo, labai įdomi informacija buvo, nepažinti tokie tie dalykai su magija susiję. Ar su ta magija dabar viskas tvarkoj yra, ar ne? Kas buvo ta pagrindinė problema, jau viskas išsisprendė? Taip. Viską sužinojom. Dar pažiūrėkime vieną dalyką, kodėl Kristina po hipnozės valymo jautė tą šaltį, galvos svaigimą ir sakė, kad pabėgo iš parduotuvės, nes pasijautė, lyg būtų ko pavartojusi. Pažiūrėkime dar Kristiną, gerai? Mhm. Pasikviesk į Jo, aš skanų. matau, aš jau jaučiu, kad kai mes pradėjom tą valymą, jai pradėjo, supranti, nueiti nereikalingos programos, o kai nereikalingos programos nyksta, Mhm. jinai tikrai labai jautri energijom, tai čia labai Bet pagirtina iš kaip ji tikrųjų. gerai išjaučia, iš tikrųjų man visas kūnas dabar net vibruoja. Kaip ji gerai išjaučia. Wow. Mhm. Buvo Tai jos valymosi procesas energijų. mhm. Aš irgi po tos hipnozės, po to valymo jutausi, nu taip jau kaip kokią, sakau, bulviakasio kitą dieną, matai, net negalėjau atlikti valymo. Nerijaus jau jutausi pavargusi labai. Taip. Tikrai iš tikrųjų daug Stipri hipnozė energijos buvo, duoda. ar ne? Taip. Daug padarėm, nu su Nerijum irgi dabar daug padarėme. Tai ką, šokam visi į šaltinėlį tada atsiregeneruoti? Mhm. Nerijus, Kristina, visa šeima, visus, ką nori pasikviesti. Visiškai atsiregeneruoja mūsų kūnai, visos ląstelės, visi atomai, molekulės, visi mažiausi, visi subtilieji mūsų kūnai. Jeigu hipnozės metu buvome išsiskaidę visi, ar kažkokios dalys, visi fragmentai sielos dalys sugrįžta, integruojasi. Į Nerijaus ir Kristinos namus daug meilės pasiunčiam, absoliutų šviesos, meilės, džiaugsmo, gausos, kūrybos, visko, ko jų širdis nori. Dar pažiūrėkime matricą finansinę Nerijaus. Ar viskas tvarkoj su ja? Gal reikėtų truputėlį pabūstinti ją? Būstinkim, aha. Užsukim. Gerai. Kad nebūtų nutekėjimų finansinių kažkokių. Kad sukurtų tokią gausą, kokios reikia jų šeimai, jų kūrybai, Jo. kad būtų Gausos laimingi. Mhm. Aš matau, kaip pats Nerijus gausos ragą pučia. Šaunuolis. Jo. Mhm.
ją padaryti. Gerai. Ar tu dar jauti kažkokią informaciją ar kažką, nes aš jaučiu, kad mes labai gražiai, sklandžiai prasėjom per viską. Jo, viskas gerai. Tai tada sėkmės Kristinos ir Nerijaus šeimai Mhm. ir dėkoju už labai įdomią, už tokias gražias hipnozes, labai labai daug įdomios informacijos, tiesiog tikrai buvo malonumas dirbti. Mhm. Saugiai, viską sužinojom. Gerai, saugiai tada atsijungiam, ar ne? Nuo tos visos informacijos. Gerai.